Gerą dieną, chebrytė. Seniai nesimatėm. Kas nauja pas mane gyvenime. Kol kas dirbo dar ten pat. Vakar noriu parodyti. Matot atstumą tarp ašių? Šitas ir šitas, jo. Vienu žodžiu padarė apmokymus. Trainingą angliškai vadinasi. Ant ilgos priekabos. Čia telpa 30 palečių. Jo, matos ant kiek ilgesnė. Priekaba ilgesnė turbūt apie 2 metrus gaunas. Tai 30 palečių, kaip minėjau. Galinė šis vairuojas. Kažkada buvo galimybė pavažiuoti be apmokymų, sakė, griežtai negalima. Sakau, tipo, čia aš nesu pats blogas vairuotojas, tai gal man pavyks. Ne, sako, be šansų. Tai vienu žodžiu, kas čia yra? Viskas kaip standartinė priekaba, tas pats aukštis, tik tais ilgesnė, jo. Toliau niuansas yra. Jeigu stipriai užlaužėt priekabą, tai galas išsineša iš šoną ant tiek, kad aš pats dariau, kai darėm treningą, aš pats norėjau, kad taip man, kad aš taip padaryčiau. Tai vienu žodžiu, priekaba gali išsinešti net iki 2 metrų. Tai ant stipraus kampo laužimo, pavyzdžiui, važiuoja tiesiai ir susukat vairą į kairę, ane? Tai va čia daleiskim mano koja ir priekabos tarpas, ane? Čia yra dabar vienas žingsnis, grubiai apie metrą, sakykim. Tai reikia, apie 2 metrus, sakyčiau, be rizikos. Mažiau 1,5 metro gali kliudyti. Tai va, kas norės, jeigu be apmokinimo ar, nežinau, vienu žodžiu, va toks variantas yra. Nes 2 priekinės ašės jos tiesiai stovi, o paskutinė ašis, galinė trečia ašis, jinai sukiojas. Toliau niuansas yra koks. Reikia užblokuoti, tuoj parodysiu. Važiuojant atgal, šitie visi šuntariai vadinami angliškai, nežinau kaip lietuviškai, priekabų tampytojais, aš vadinu jos. Nori, kad užblokuotumėt ašį. Išvažiuojate tiesią liniją, išsilygina ratas, šitą paukštį žemyn, užrašyta switch down, tipo žemyn nulenkt, kad užsiblokuotų ratai. Tada galit stumti atbulu. O važiuoja tiesiai, aišku, reikia pakelti viršų, tada ratai atsiblokuoja. Tada žiedė sukant, kitaip sako, labai stipriai padangas pjauna. Gali būti, nebandžiau. Toliau, ar galim važiuoti prie rampos, neužblokavus? Sako, galima. Niuansas yra vienas toks. Tipo, ne kiekvieną kartą išsiblokuoja, bet išvažiuojate tiesiai, jau kai išsilyginat tiesiog linijoje, jeigu norit važiuoti tiesiai į rampą, įjungit laisvą pavarą, tą neutralą vadinamas. Palaukit kokias 3 sekundės, ten kol sistemai suvaikščias oro spaudimai visokie, nes vos tik sustojat, kažkaip spaudimas siunčia signalą į galinę ašį ir tada jisai, kaip, gal ne kiekvieną kartą blokuoja, nežinau, bet vienu žodžiu kažkaip jis pagauna signalą ir tada tipo užblokuoja ir važiuoti atgal jau būna užsiblokavę. Bet jeigu neužblokuota netyčia, tai tada ateinat paukšt šitą žemyn ir viskas. Ir važiuojat patenkinti atgal atbalą į rampą. Tai ką žinau, ką aš galiu pasakyti. Kol aš nebuvau apmokintas, sakė, mažiau fūra sibuoja, nes ta šis išnešta ir jinai toks kaip petys gaunas, ne? Jo, kažkiek, bet aš galvoju, kad tolygiau plauks jinai, vienas dalykas. Antras dalykas, aš nežinau, gal aš klystu, bet man atrodo, kad jinai daugiau rieda. Riedėjimas jos yra geresnis. Nežinau, ar dėl to, kad šis išnešta, kažkas sako dėl to, kad daugiau svorio. Jo, kažkiek daugiau svorio, nes vis dėlto 2 metrai dasideda, gal tų 2 metrai ir užtenka, kad jinai tiek ilgiau riedėtų, bet iš principo, ką aš žinau, jeigu jiem taip geriau, tai tegul jie ir naudoja šitas priekabas. Tai va, ačiū už dėmesį, susimatysim vėl kokiam video klipuke. Nesirkit, hebra.